Sveiki, šioje pamokoje aš paaiškinsiu apie echo ir print funkcijas. Čia yra patys PHP pagrindai. Echo funkcija yra naudojama tam, kad galėtumėt atvaizduoti tekstą PHP koduose. Taigi dabar aš esu atidaręs echo.php failą, kuris yra visiškai tuščias. Kaip matome, jis visiškai tuščias. Taigi dabar visus PHP kodus reikia pradėti su tokia yra nustatyta komanda. Rodiklytė į kairę pusę, klaustukas PHP, tada ir pasibaigia tas kodas klaustukas ir rodiklė į dešinę pusę. Taigi dabar jeigu tik paliktume šitą kodą ir išsaugotume, vis tiek puslapis būtų tuščias, nes tarp jų nėra jokių PHP komandų. Visos PHP komandamos turėtų būti rašomos čia. Jeigu parašytumėt kokią nors PHP komandą, pavyzdžiui, echo komandą po kodo pabaigą, tiesiog atvaizduotų absoliučiai visą tą tekstą su komanda ir panašiai. Taigi, jeigu perkeliame echo komandą tarp tų kodų dviejų, tada tiesiog jau atvaizduoja tekstą, kuris yra tarp dvigubų kabučių. Echo ir print komandos daro visiškai tą patį. Tuoj pavyzdį parodysiu. Pavyzdžiui, echo sveikas ir tada print pasaulį. Tos dvi komandos tiesiog atvaizduoja tą tekstą, kurį norite nurodyti. Echo tekstas turėtų prasidėti tarp kabučių arba dvigubų, arba viengubų. Tai yra nesvarbu. Taigi, pavyzdžiui, jeigu parašytume echo viengubą kabutę, labas, viengubą kabutę ir kabletiškis. Kabletiškis yra tam, kad nurodytume, kur yra pati kodo pabaiga. Tada tiesiog atvaizduoja labas. Taip pat ir su print funkcija. Jeigu norite įterpti paveiksliuką tarp tų tekstų, jūs paveiksliuko kodą, tą HTML kodą rašykite irgi tarp kabučių. Pavyzdžiui, img, src, lygu ir ten failo pavadinimas ir kai perkronėme puslapį, rodo, kad turėtų būti paveiksliukas. Taip, ir dabar svarbiausia tai, kad jeigu echo komandą pradėjote su dvigubom kabutėm, tai tarp tų dvigubų kabučių daugiau dvigubų kabučių nebegali būti. Nes kitaip žiūrės, kad čia yra echo komandos pradžia, čia pabaiga, o čia turėtų prasidėti jau kažkoks PHP kodas, kurio nėra ir mums tada išmes klaidą. Taigi dvigubas kabutės keičiame į viengubas ir mes vėl gauname švarų kodą. Dabar, jeigu jums jau labai reikia tų dvigubų kabučių, tai grinai tada tiesiog, jeigu echo komanda yra pradėta su dvigubom kabutėm, tai prieš dvigubas kabutės, kurios turėtų būti atvaizduotos, dedame pasvirusi brūkšnį į kairę pusę. Ne į dešinę, o į kairę. Ir dar rašome dvigubas kabutės. Ir toliau galime parašyti kitą tekstą. Tada vėl dedame tą pasvirą į brūkšnį ir vėl dvigubas kabutės. Išsaugome ir mums pavyko. Echo komandos dvigubom kabutėm ir tekste yra irgi atvaizduotos dvigubos kabutės. Print funkcija irgi tas pats. Taigi šioje pamokoje viskas, kita pamoka bus apie if ir else funkcijas. Dėkui, kad žiūrėjote.